Sveiki sugrįžę po pertraukos, sveiki prisijungę prie mūsų čia valdovų rūmose ir stebintieji mus per portalus LRT LT, 15 min LT ir Delfi LT. Antroji dalis mūsų laukia, kurioje pokalbiai su gynybos komisaru, su paskirtaja krašto apsaugos ministrė ir dvi panelinės diskusijos. Tai aš per daug nelauksiu ir iškart nersiu į pokalbį, o tiksliau pirmiausia pasitikrinkim, ar mus girdi gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius. Labą dieną. Puikiai girdžiu. Pone Kubiliau, mes jūs ir matom ir girdim, žinau, kad labai užimtas, netiek jau daug turit ir laiko, tai mums iškart ir papasakokit, kaip jūsų darbai, ar įsivažiavot, gruodį pradėjot, per 100 dienų reikia parengti ES gynybos strategiją, ar jau pradėjot ją rengt, kokie darbai? Tai ačiū labai, dar kartą visus sveikinu šitos svarbios konferencijos progą, sveikinu visą RESCO kolektyvą ir visus patarėjus, negaliu, bet tikrai malonu bendrauti ir malonu tikrai aptarti tai, kas mano manimu yra svarbu. Jūs teisingai pastebėjote, kuris tenka man pagal taip vadinamą misijos laišką, kurį dar rugsėjo mėnesį kiekvienam komisarui įteikė komisijos prezidentė Ursula von der Leyen. Tai mano pirmas darbas rengti taip vadinamą baltąją knygą apie Europos gynybą. Ta darom kartu su Kaja Kallas. Na ir tam pačiam misijos laiške, ko yra tikimas iš tos baltosios knygos, nes yra labai aiškiai formuluojama, kad apibrėžti priemonės, kurias turime įgyvendinti ES tam, kad būtumėm pasiruošę ekstremaliausiems kariniams išmėginimams, most extreme military contingencies. Na, iš kalbos į labiau žmonėms suprantamą kalbą, tai akivaizdu, jog komisijos prezidentė ragina aptarti tokias priemonės, kurias reikia gyventi tam, kad ES būtų pasiruošusi galimai Rusijos agresijai. Na, ES šalių žvalgybos, pavyzdžiui, Vokietijos žvalgyba neseniai atvirame liudijime Bundestagui yra labai aiškiai vardijusi, jog pagal jų prognozes Rusija gali būti pasiruošusi tokiai agresijai prieš ES valstybę. Tai laiko tarpas, apie kurį turim kalbėti, yra metai. Na ir jeigu įvertinti ES būseną, kokioje esam dabar, koks yra mūsų pasirengimas tokiai atgrasimui ir gynybai nuo potencialios agresijos, tai čia verta prisiminti buvusio Suomijos prezidento Niinisto raportą, taip pat nesenai skelbtą, kuriame yra vardinta, kad tas, vadinkim taip, skirtumas tarp to, ką turim turėti ir kur dabar esam, yra tikrai didelis, tai vadinami gap, yra dideli ir tai turim iš tiesų konstruoti tokias priemonės, kurios mums leistų gana greitai didinti savo pasirengimą, o tai reiškia, kad reikia plėtoti savo pramonės pajėgumus, reikia gaminti žymiai daugiau ginkluotės pasirengimui, o tam reikia ir žymiai didesnių pinigų. Tai aš nenoriu labai plėstis, jeigu jūs čia, aš taip supratau, kad mane, štai aš tik tai bandžiau apibrėžti kokiom. Gerai, mes iškart komisarė ir pakalbėkim tada apie pinigus. Jūs kaip tik AFP agentūra vakar berods cituoja sakantį, kad ES reikia didžiojo sprogimo, tai yra išlaidų ir politikos pokyčių siekiant sustiprinti gynybą šitos grėsmės akivaizdoj ir dar skaičių, kurie irgi vis pasirodo, pacituosiu, per 10-metį 500 milijardų reikės gynybai, dabar ES skiria per metus 10 milijardų. Tai ar yra politinė valia, pirmiausia, jūsų matymų šitam
didžiajam sprogimui, o paskui apie šaltinius pakalbėsim. Tai klausimas, ar yra politinė valia gintis. Tai va čia tas klausimas, į kurį reikia rasti atsakymą narių. Ir čia Lietuva gali iš tikrųjų suvaidinti kartu su kaimynėmis, su Baltijos šalimis, su Lenkija, su Šiaurės šalimis, nes mes tą pavojų jaučiam turbūt stipriau negu valstybės. Bet, mano įsitikinimu, tą pavojų supratimas jisai darosi vis labiau plintantis, nes dar sykį noriu apie pavojus ir grėsmės ir tai, kad reikia ruoštis tokių grėsmių atrėmimui, kalba ne Kaja Kallas, o kalba komisijos prezidentė mums įteiktuose misijos laiškuose. Tai akivaizdu, jog komisijos vadovybė tas grėsmės gerai supranta. Na ir vėlgi, klausantis tos pačios Vokietijos, tenka spėti, kad ir Vokietijos valdžia, lyderiai, politikai, jie taip pat tas grėsmės gerai suvokia. Tai šiuo požiūriu aš tikiuosi, kad įvardinus grėsmės ir įsivardinus, ko trūksta mums, kad tas grėsmės galėtumėm atremti, mes galėsim judėti toliau su tokia tą didžiojo sprogimo požiūriu, iš tikrųjų suprasdami, kad norint atremti Rusijos agresiją, tai neužtenka vien tik tai gerinti ir tobulinti Europos gynybos pramonės reikalus, bet reikia būti užtikrintiem, kad mes turėsime pakankamą kiekį tankų, kitos technikos, taip kaip nustato NATO savo gynybos planuose ir su tuo vadinamuose NATO pajėgumų vystymo tiksluose. Jūs paminėjot Vokietiją, Vokietijos ekonomika vis dėlto svyruoja, Prancūzijos irgi Vokietijos nestabilumas, tada yra tokios šalis kaip Vengrija, Rumunija dabar galim kalbėti. Skaičiau, kad tikit, kad yra mechanizmų apeiti tokias šalis, jeigu planuojama apie bendrą biudžeto didinimą gynybai ES. Kokie tie būdai? Tai visada yra arba tarp vyriausybiniai bendrijos metodai. Tai jeigu nėra sutarimo dėl bendrijos metodų, kurie dažnai reikalauja ir konsensuso priimant vienokius kitokius sprendimus, tai galima ieškoti būdų, kaip ieškoti tarp vyriausybinių susitarimų. Tarp tų valstybių, kurios tikrai supranta grėsmes ir kurios nori tom grėsmėm priešintis. Tai, čia galima turbūt prisiminti istoriją ir palyginti kaimyninę Europos situaciją su ta situacija, kokioje Europa buvo 30-ųjų vidury, kai Čerčilis, toksai vienišo, taip sakant, šiaus pavydalę ragino ir Britaniją, ir Europos demokratinės valstybės ruoštis potencialiam karui su Hitleriu, nes jo įsitikinimu Hitleris kaip tik tokia agresija ruošiasi ir spartino visą ginklų gamybą, bet tiek kitose demokratinėse Europos valstybėse vyravo noras siekti taikos su Hitleriu. Ir žinom, kur tai atvedė. Ir žinom, kad nesiruošiant karui, o ruošiantis susitarti su Hitleriu, iš tikrųjų, kuris atvedė antrą pasaulį. Ir Europos šalis buvo labai silpnai pasirengusios tam. Tai šitų klaidų reikia išvengti. Aš negaliu atsakyti už visas valstybės, ką jos galvoja, kaip jos įsivaizduoja tą grėsmių visą paveikslą, bet dar sykį galiu pakartoti, kad komisijos prezidentė, komisaro, ką tenka girdėti, visi labai gerai suprantam, su kokiom grėsmėm tenka susidurti ir kokius sprendimus reikia artimiausiu metu daryti.
Na gerai, bet dar kalbant apie finansavimo šaltinius, reikia tikrai daugiau negu kad yra skiriama dabar. Kas jums dabar matosi, kas visgi realiausia, iš kur paimti tokį didžiulį skirtumą, kas turėtų būti tas pagrindinis finansavimo šaltinis gynybai? Na, tai turbūt čia stebuklų negalim tikėtis. Visada pagrindinis finansavimo šaltinis yra mokesčių mokėtojai galų gale. Ar dabartiniai, tai čia toks klausimas. Tai apie ką mes kalbam apie 3 finansavimo kryptis, kurias reikia tuo pačiu metu plėtoti. Vienasis daugiametis ES biudžetas, kuris bus patvirtintas 2027 metais, kaip tik Lietuvai pirmininkaujant. Mes tikimės, kad ten bus skirta daugiau lėšų gynybai. Jūs teisingai pastebėjote, dabar visame ES biudžete gynybai yra skirta 10 milijardų eurų, bet tas biudžetas pradės veikti tik tai 28 metais. Tai žinant esmės ir jų potencialų kalendorių, mes negalim laukti 28 metų nieko nedarydami. Todėl dar komisijos prezidentė Ursula von der Leyen diskutavo dėl galimybės paketą apie 500 milijardų eurų, kurį būtų išleisti 10 metų, tam, kad realiai galima būtų realizuoti svarbius tikrai gynybai projektus. Ta patį skaičių savo mini ir Italijos buvęs premjeras Dragis, kuris lygiai taip pat sako, kad reikia 500 milijardų maždaug dabar įlieti į gynybą. Na ir šaltiniai, tai ką aš ir sakiau, tai šaltinių čia kažkokių stebuklingų neatrasim. Galima galbūt teoriškai ieškoti būdų perskirstyti kai kurias dabar vykdomas programas. Pavyzdžiui, tą patį nuo pandemijos laikų dar likusi nemažą paketą, tai vadinamo atsigavimo fondo, RRF, angliškai sutrumpintai vadinamo. Galima diskusijų yra peržiūra, nes tos lėšos, kurios naudos fondo yra skiriamos vystyti pramonę labiau atsiliekančiose rajonuose, tos lėšos galėtų būti skirtos vystyti specifiškai tokia pat pramonė, kuri kūrė daug darbo vietų ir kuri skatina konkurencingumą visos ekonomikos. Galima žiūrėti į tai, ką savo ataskaitoje, savo raporte yra pažymėjęs naudoti vadinamą Europos stabilumo mechanizmo fondą. Ten yra nemažai lėšų dar nuo finansų krizės likusių. Vėlgi, teoriškai jį galima naudoti, bet tam reikia keisti daugelį taisyklių. Ką jūs dabar ir darot? Jau pradėjot taisyklių keitimus? Kalbamės, tos galimybės mes aptarsim giliau ir tame toj baltoje knygoje, nes yra dar tai vadinama defense bonds, gynybos obligacijų, skolinantis, taip kaip buvo daroma per pandemiją, skolinantis ES vardu rinkose. Bet tai yra jautri tema, kai kurios šalis tam griežtai prieštarauja, nes tokiu atveju paskolą reikėtų grąžinti iš ES biudžeto ir ten tokių lėšų vėlgi nemažinant kitų programų nėra. Bet aš raginu žiūrėti tai, ką dabar daryti naujasis NATO generalinis sekretorius Markas Riutė, kuris ragina narių išlaidas gynybai nuo 2% iki 3%. Tai noriu pastebėti, kad 1% skirtas ES mastu reiškia papildomai apie 200 milijonų eurų per metus gynybai skiriamų. Na ir nacionalinių šalių išlaidas gynybai ir galbūt dalį dabar sutelkiant tokiam pradiniam didesniam paketui, o paskui tas lėšas grąžinant iš tų pačių nacionalinių gynybos lėšų, būtų pasiekti tą rezultatą, apie kurį ir kalbam, kad artimiausiu metu reikėtų į gynybos pramonę, į gynybos priemonių gamybą įlieti apie 500 milijardų eurų.
Bendros skolos perspektyvą jūs atmetat. Mes šiek tiek turim techninių kliūčių, kai kurių skiemenų negirdim, tai čia toks ir užsitvirtinimas, bet ir pasitikslinimas, ar gerai išgirdom. Na, tai klausimas, kas yra ta bendra skola? Čia toks teorinis klausimas, nes aš jau sakau, daug kas, kai kalbam apie tas gynybos obligacijas, iš karto prisimena metu paimta didelė ES vardu paskola apie 800 milijardų eurų, kuri dabar bus gražinama nes visi pažadai, kad tos gražinimai bus rasti kiti šaltiniai, tai vadinami nuosavi ES ištekliai, tie pažadai nieko nedavė. Na ir todėl yra baiminamas, taip pat bus skolinamas ir gynybai, garantuojant paskolą ES biudžetu, tai tas biudžetas greitai bus visiškai praskolintas ir nebeliks pinigų kitom programom. Todėl aš dar sykį bandau sieti ne su biudžeto garantijom, bet imti tokią paskolą, panaudojant tam savo nacionalinių biudžetų skirtas gynybai ir man atrodo, daryti ir tada tokių, na, sakykime, jautrių dabar svarstymų, kokia stant tą vadinamą gynybos obligacijų reikalą. Pone Kubiliau, kadangi esat ne tik gynybos, bet ir kosmoso komisaras, klausimas iš mūsų auditorijos, kiek svarbus yra kosmoso domenas karo Ukrainoje kontekste, kiek šitas sritis aktuali Lietuvai ir visai Europos Sąjungai? Na, tai reikia atsiminti, kad Europos Sąjunga yra išplėtojusi keletą labai svarbių kosmoso sistemų, kurios yra labai plačiai naudojamos tiek civiliniam gyvenime, bet taip pat ir gynyboje. Tai atsiminkim tokią sistemą kaip Galileo, kuri leidžia gauti tą vadinamą, mes dažnai mėgstam vadinti amerikietišką santrupą paslaugą. Tai visiškai akivaizdu, kad mes visi kaip civiliniai gyventojai ją naudojam vairuodami savo automobilius, bet lygiai taip pat ta paslauga yra naudojama ir tiek technikoje. Tai noriu pastebėti, kad Galileo sistema šiandien yra pirmaujanti pasaulyje pagal savo, tai duoda bent 3 kartus tikslesnį pozicionavimą lyginant su analogiška amerikiečių sistema. Lygiai taip pat yra Kopernikų sistema vadinamoji, kuri yra skirta Žemės stebėjimui. Jinai vėlgi labai plačiai yra naudojama civiliams tikslams, tiek stebint gamtos užterštumą ar kokiu nors gamtos nelaimių atveju jinai plačiai naudojama, bet taip pat jinai leidžia stebėti ir judėjimą. Ir vėl jinai yra tikrai reikšminga ir pagal savo stipriausią pasaulyje. Mes siekiam, kad tiek Galileo, tiek Kopernikų sistemos duotų dar daugiau duomenų reikalingų žvalgybai, reikalingų gynybos tikslam. Ir dabar tik artimiausiu metu bus pasirašomas stambus kontraktas dėl dar vienos sistemos vystymo, tai vadinamos Airis kvadratu sistemos, kuri yra skirta tam, kad Europa turėtų panašią sistemą, kokią Elonas Muskas yra išvystęs vadinamų palidovinio ryšio sistemų, saugaus palidovinio ryšio sistemų, tai vadinamos Starlink sistema, artimiausiu metu turės savo sistemą. Na ir tikimės, kad jinai savo kokybę taip pat bus prilygstanti Starlinko, gal net ir juos ir dabar naudojam ir tame tarpe ir aš negaliu čia pasakyti, kiek daug tų sistemų duomenų yra naudojama Ukrainos kare, bet karai be kosmoso paslaugų praktiškai yra neįmanomi. Dar bendriau pasakykime, ir tai bus jau matyt paskutinis klausimas, kaip jūs vertinat Europos karo pramonės būklę? Rusija pasigamina
daugiau ginklų šiuo metu negu Europos Sąjunga. Jeigu ruošiesi galimai Rusijos agresijai, kokiu tada būdu tą padaryti, kokių čia yra sprendimų dėl Europos karo pramonės? Tai karo pramonė nėra geroj būsenoj, tai jau čia vėlgi galiu iš atminties cituoti ir Draghi raportus, kur yra labai aiškiai įvardyma, kad karo pramonė Europoje yra tarp valstybių daug barjerų, dėl to karo pramonė negali išsiplėtoti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitoj vietoj tos problemos yra žinomos ir žinoma taip pat būtent tie grėsmingi skaičiai, ką jūs jau minėjote, kad Rusija per 6 mėnesius gaminti šiandien tiek ginklų, kiek Vokietijos kariuomenė turi savo atsargose, arba kaip NATO generalinis sekretorius sako, per 3 mėnesius Rusija gali pasigaminti tiek, kiek visa ES karinė pramonė pagamina per metus. Tai akivaizdu, kad šito išbandyti mūsų pasirengimą gintis ir tą situaciją reikia radikaliai keisti ir tam ir reikia to, ką aš pavadinau didžiojo sprogimo tam tikros veiksmų logikos. Tam reikia ir kad kartu su NATO, nes NATO vysto naujus gynybos planus į patirtį Ukrainoje, kitais metais jie turbūt bus. Ir NATO taip pat tvirtins naujus reikalavimus. Labai reikia turėti tankų, kiek reikia turėti kitų reikalavimus. Norime paversti šių tokių europinių planų mūsų gynybos pramoniai, keldami klausimą, ar jie gali kiekį pagaminti per artimiausius 5 metus, su sąlyga, kad tam Europa ras ir pakankamai lėšų. Ta situaciją mes bandom spręsti tokiais žingsniais, tikėdamiesi, kad pavyks įtikinti ir šalis narės į grėsmę pakankamai rimtai. Taip, mes kuo toliau, tuo labiau techninė prasme jūs prarandam, bet laikas irgi išseko, tai norėtus dar daug visko paklausti, bet tikiu, kad bus dar progų, gerų jums darbų. Labai ačiū, kad prisijungėt, kad skyrėt mums laiko. Gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius, mes paplosim jums labai garsiai iš čia. Ačiū labai ir aš tikiuosi, kad kosmosas duos geresnį ryšį jau artimiausių metų ir mes galėsim toliau sėkmingai bendrauti. Gerai, tikimės ir mes. Labai ačiū.